Galvoji, kad gražūs gėlynai tik tiems, kas turi didelius kiemus, netiesa. Tau reikia tik tai 2 didelių vazonų ir tu jau gali kurti gėlyną juose. Susikurk gėlyną vazone ir galėsi jį statyti prie namų, terasoje ar net balkone. Parodysiu, kaip sukurti nuostabes 2 kompozicijas, kuriuose bus pagrindiniai augalai krūmai. Į vazono dugną pilu drenažą tam, kad perteklinis vanduo nutekėtų ir augalų šaknys nemirktų. Pirmosios kompozicijos pagrindinis augalas šluotelinė hortenzija, todėl labai svarbu pasirinkti ir tinkamas žemes, kurios yra praturtintos kompostu ir trąšomis. Pirmoje kompozicijoje dominuoja šluotelinė hortenzija, kurią pasirinkau žemesnę Little Lime. Aplink hortenziją pasodinau vienmečius lakišius, kurie nuostabiai užpildys vazoną savo gražiais rausvais žiedeliais. Svyranti gebenė išsvirs iš vazono ir suteiks foną ir mano akcentas yra snaputis dėl savo įstabių gražių lapų. Patiko mūsų patarimai? Prenumeruok mūsų kanalą. Antros kompozicijos pagrindinis augalas yra rožė, todėl renkuosi specialią žemę rožėms, kuri yra derlinga ir trąši, o tai labai patinka rožėms. Šią kompoziciją papildo kaskadinė pelargonija, lakišius, jie nuostabiai persipins vazone ir taip pat gebenė, kuri suteiks foną visiems šiem augalam. Štai kompozicijos baigtos, pasodink pavasarį ir vasarą reikės tik laistyti ir tręšti kartą per savaitę ir galėsi džiaugtis šiais žiedais visą vasarą.